Laimi kaip perki ir taip tikrai įmanoma? Kiyosakis nerašytų apie tai, jeigu įmanoma nebūtų laimėti kaip perki. Kas dirba su nekilnojamo turtu, šitą įmanomų pajutę. Tik ne visi ryštasi nueiti papildomai, kad užsitikrinti laimėjimą nupirkus. Nebūkim naivus. Nenupirksime sėkmingai, neskyrę laiko tam papildomai ir galimybių plačiau nepatyrinėjus. Va taip ir aš radau Ameriką. Ir ką gali atrasti Amerikoje? Mes investuojam? Aš investuodamas Amerikoje radau kur kas daugiau pasirinkimų, kurie tikrai padės ir tau jaustis, kad nugalėjai pirkdamas. O kuomet ir aš suprasčiau, kad nugalėjau pirkdamas? Pirma, tu turi nupirkti. O antra, turi nupirkti taip, kad dar iki pirkimo suprastum, kad visa investicija sugrįžta tau per 100 nuomos mėnesių. Kai žiūrite jau šitą vaizdo klipą, tai laiko klausimas, kuomet ir jūs turėsit pasiekimus pirkdami. Įdomią temą palietei. Einam kavos karalių. Ten taip pigu? Dažnai pigu. Būna kartais ir labai pigu. Be to dar likvidu šalia pigaus. O visumoje tai vertybė ir laimėjimas. Akmenėje tikrai mes galim pirkti pigiai, tačiau ir likvidu. O ten, kur likvidu, nebūtinai mums bus pigu. O tokį mes ir turim malonumą, kad kartais negalim nei nuomoti, nei parduoti. Amerikoje dažniau mes galim šitaip įsigyti ir plotuose, ne kaip akmenė, likvidžiuose. O ką visų šitų amerikoniškų pigumų, likvidumų galima turėti? Amerikoje aš turiu aiškesnės galimybės investuoti užtikrintai. Jau 100 knygų apie pranašumą investicijų rašyta. Tuomet ir koncentruotis žymiai paprasčiau. Ne veltui Warren Buffett išsireiškęs buvo, kad dar atras laisvų lėšų kokiam 100 000 namų. Jisai užuodžia pinigus. Atrodytų gal nieko naujo. Čia pinigai, čia investicijos. Ir tai dar neapibrėžia, kad laimi kaip perki. Kam žinoma, kokių dviejų dalykų neišvengti? Vedybų. Tikrai, o ypač esant investuotojų. Mirties? Ir mokesčių. To neišvengime kiekvieną mėnesį. Apie mirtį mes kalbėsime kitoj dimensijai. O dėl mokesčių, amerikonai tom rūpinas labai metodiškai. Pabandyki ilgėliau pasivėluoti su mokesčiais ir matysi, ko sulauksi. Tai laiško iš Amerikos, šiuo atveju iš valstybės, apie išparduodamus namus, bet jau už kainą, tik tai mokesčių skolos. Konkrečiau. Valstybei reikia išlaikyti mokyklas, bei kitą miestuose infrastruktūrą. Todėl tokie išpardavimai vyksta, kas ir pritraukia investuotojus. Ir čia tai galim padaryti. Gaila, nei kaimyniniai Kanadoj, nei Europoje tokios praktikos dar nėra. Ar nežiūroka? Toli gražu, tom nesirūpinant į mokyklas nei autobusai važiuotų ir miestai atsiliktų. Galiausiai ir patys skolininkai grąžos tai nesulauktų. O galimybės tokias taurija. Po 4 metus skolininkai gauna laiškus iš valstybės, kad savas problemas spręsti. Ar ne per daug jiems dėmesio? Ir pats matai, išpardavimai daug geriau nei pasyvusis patas užburtam rate iš nemokumo. Dar be elektros. Nebandėme gyventi. Kodėl už skolininkus visi kentėti turi? O laimi kas iš šio proceso? Procesą aš vadinu win-win-win. Tai 3 kart 3. Tai 3 šalis po 3 laimėjimus.